tikras užgavėnes šiais metais pakvietė universiteto biblioteka. Kad baigtųsi žiema ir greičiau ateitų pavasaris, užgavėnių dieną turi būti persirengėlių, žaidimų ir sočių vaišių. Bibliotekoje surengtoje šventėje visko buvo su kaupu. Būrys persirengėlių edukologijos fakulteto studentų surengė vestuves. Vestuvininkų būryje linksminosi bibliotekos darbuotojai, lankytojai ir šiaip pro šalį ėjęs smalsuoliai. Visoms linksmybėms vadovavo jaunasis su savo nuotaka. Užgavėnių dalyviai turėjo progos išbandyti jėgas kovodami su lašininiu. Į dvikovą stojo ir kanapinis ir, kaip dera, nugalėjo lašininį. Vadinasi, žiema traukėsi, pavasaris ne už kalnų. Sušalusi vestuvininkų svita sugužėjo į biblioteką. Čia atidaryta vieno aktyviausių užgavėnių dalyvio, tautodailininko Sauliaus Tamulio kaukių paroda. Aš visiems kitiems sakau, kad man kažkas galvą sutrenkė kažkada. Kas liečia kaukės užgavėnės nežinau dėl ko, iš kur tas man nukrito, bet žinokit, giminiai tokių nelabai tėra prie, kai sako, prie meno. Bet man ta žodis toks skamba, kad jau sako, žinot, tradiciškai, kai yra sakoma, kas prie meno, tam jau biški. Bet aš šiaip tai iš meno nesuprantu, bet aš toks realistiškas. Tas, kas matau, tą matau. Ir kaukė išdrožta yra. Šiaip tai pasiėmė kaladę, dar jinai nenužievinta, bet jau daug mažinai kokie jinai bus. Kiek iš viso kaukių nudrožėt? Kaukių turim per 100 maždaug, ten 110, gal ten 110 su kapeikom, bet dalis yra išdovanota muziejams visokiems, Šiaulių aušros muziejui, Rumšiškės liaudės buities muziejui, Platelių užgavėnių kaukių muziejui. Dabar į Platelius dar parodėlį yra išvažiavus, dar apie 20 kaukių maždaug. Taip, kad į Rumšiškės važiavom, buvom praeitą šeštadienį. Iš ten, nepasigirsiu gal per daug smarkiai, bet laurus skinam, ten mes laukiame esam. Mumis su malonumu kviečia ir mes skriejam į Rumšiškės, o ne tik važiuojam. Kaip matot, ir čia labai didelis susidomėjimas ir buvot laukiami, o iš tikrųjų biblioteka jums pasiūlė, ar jūs pats pasiūlėt savo kolekciją? Čia, kiek aš supratau, bibliotekos per tautodailininkės susisiekė ir susirado, kaip sakoma, drožiką, medžių kirminą. Nes tie vadinas, kur medžio droži visą laiką yra vadinas kirvarpas, nes medį graužia. Sočiomis užgavėnių vaišėmis pasirūpino biblioteka. Iš 9 kg miltų bibliotekininkės prikepė tiek mėlynių blynų, kad visiems užgavėnių dalyviams užteko ir dar liko. Blynais vaišinasi ir jaunasis su nuotaka. O iš tikrųjų tai 2 edukologijos fakulteto studentės – Živilė ir Raminta. Ačiū tau už mane, kai būsimai pirmą kąsnį iš vyro rankų paimu. Ačiū, mielasis. O kaip tu tokį pilvelį dar paskui supūsi ir tau reikia tik valgyk. Pačią šventę iš tikrųjų sugalvojo bibliotekos direktorė. Ji pasiūlė mums, kad ar nenorime kaip studentų atstovybė organizuoti užgavėnę. Mes edukologijos fakulteto studentų atstovybė tą mintį priėmėm ir tiesiog taip viskas ir patapo renginiu. Iš tikrųjų, gal iš pradžių buvo toks nenoras studentų, bet po to visi labai geranoriškai prisijungė ir savaime taip gavosi, kas bus čigonas, kas bus daktaras ir tik tai beliko, kas bus nuotaka, tai čia Živilė jau buvo ta nuotaka ir visas labai improvizuota ir savaime labai gavosi, iš tikrųjų. To scenarijaus tikslaus gal ir nebuvo labai, kas kuo. Bet pats pasiruošimas prasidėjo prieš porą savaičių, kada vis tiek pagalvojom, kad ta idėja, kad kažkaip reikia vis tiek, nes reikėjo derinti, ir kas blynus ruošia ir muziką, ir kaip tai prieš 2 savaitės visą tai prasidėjo, pasiruošti daugiau kaip studentai, paskutinę naktį. Ar jūs iš tikrųjų labai daug visko žinote, esate dalyvavę įvairiose šventėse? Mes vis tiek iš visų kraštų, iš skirtingų esam, mes vis tiek, kai būsimi pedagogai, edukologijos fakulteto atstovai, mes žinom, kad tai bus mūsų duona ateityje ir mes tiesiog su tuo susipažinom ir mokyklos laikais ir dabar mes tas tradicijas tiesiog mes jau neužmirštame, toliau plėtojam. O aš dar pridursiu, kad aš labai mėgstu užgavėnes pati ir pas mane kaime esu iš Pakruojo rajono ir ten labai aktyviai kultūros saviveiklininkai užgavėnes rengia, tiesiog suaugę žmonės eina ir dainuoja ir harmonikos viskas yra ir tiesiog tas gal įaugę jau į kraują, manau, kad yra. Aš dabar
labai liūdžiu dėl tų vaikų, kurie ateina ir tiesiog prašo pinigų, nes jie perkreipia užgavėnės, nebesupranta, kas tai yra iš tiesų. O man tai reiškia iš tikrųjų tas žiemos toks išvarimas, jau viskas, jau pavasaris, jau galas žiemai, man tai reiškia. Na, man, kadangi kaip būsimai pradinių klasių mokytojai, man tai reiškia daug, nes aš pati noriu, kad vaikai neužmirštų senųjų tradicijų, nes per užgavėnes iš tikrųjų galima prisiminti ir senasias lietuviškas tradicijas, ir tas senasias tarmes, kaip aš pati daug ką žodžių sakiau, tų senovinių, tokių senų. Ir vaikams tai yra tai, dėl ko jie gali susipažinti su to mūsų tradicijom. Tai man tai yra neatsiejama šventė iš tikrųjų. Humanitarinio fakulteto lietuvių filologijos studijų programos studentai, kaip ir kasmet, surengė užgavėnių eiseną ir, kaip dera pagal senasias tradicijas, sudegino morę. Meška šoka, kudlos dulka, kad nešoktų, nedulkėtų. Žiemą, žiemą, bėk iš kiemą, 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 žiemą, žiemą, bėk iš kiemą.